Sveiki mokiniai! Viliuosi, kad visa tai, ką aptarėme ankstesnėse pamokose, buvo ne tik naudinga, bet ir įdomu. O dabar prisiminkime tai, ką pavyko aptarti ankstesnėse dviejose pamokose. Viena iš aptartų temų buvo modulinis programavimas. Sužinojome, kad tai yra programų kūrimo metodas, kai programos kodas suskaidomas į mažesnes, nepriklausomas dalis, vadinamas moduliais. Kiekvienas modulis atlieka konkrečią užduotį ar funkciją ir gali būti naudojamas pakartotinai įvairiose programos vietose arba kitose projektuose. Python modulinį programavimą palaiko per modulius ir bibliotekas, leidžiančias programuotojams kurti tvarkingas, lanksčias ir lengvai prižiūrimas programas. Na, o dabar prisiminkime, kas tie moduliai ir kokią funkciją programavime jie atlieka. Python moduliai – tai failai su iš anksto parašytų Python kodu, kuriuos galima importuoti į savo programą, norint pakartotinai naudoti funkcijas, klases ar kintamuosius. Jie padeda organizuoti kodą ir išvengti nereikalingo pasikartojimo. Moduliai gali būti standartiniai, jau įtraukti į Python, pavyzdžiui, Math, Random, OS, vartotojo sukurti, programuotojo parašyti failai su pi plėtiniu, trečiųjų šalių, atsisiunčiami iš išorės, dažniausiai naudojant pip, pavyzdžiui, requests, numpy. Naudojant modulius, programos tampa tvarkingesnės ir lengviau prižiūrimos. Juos importuoti galima su komanda import, o norint naudoti tik dalį modulio turinio, naudojama from modulio pavadinimas import. Judėkime toliau ir prisiminkime, kokios klaidos dažniausiai pasitaiko programuojant. Syntax error – sintaksės pažeidimas, pavyzdžiui, trūkstamas skliaustelis ar netinkamas struktūros naudojimas. Type error – operacija atlikta tarp netinkamų tipų objektų, pavyzdžiui, sveikasis skaičius ir tekstas. Name error – bandoma naudoti neapibrėžtą vardą, tai yra kintamąjį ar funkciją. Index error – naudojamas sąrašo indeksas, kuris viršija sąrašo ribas. Value error – tinkamo tipo, bet netinkama reikšmė perduota funkcijai. Pavyzdžiui, tekstas, kurio negalima konvertuoti į skaičių. Programavimo praktika padeda išmokti atpažinti tokias klaidas, o klaidų valdymas, naudojant try ir except, leidžia jas suvaldyti bei užtikrinti, kad programos vykdymas nebūtų visiškai nutrauktas dėl klaidų. Klaidoms valdyti Python programavimo kalboje turime specialius įrankius, tokius kaip try, except ir finally. Šios konstrukcijos padeda tvarkyti programoje atsiradusias klaidas ir apsaugoti ją nuo netikėtų trikdžių. Try bloke rašomas kodas, kuris gali sukelti klaidą. Jei įvyksta klaida, vykdymas pereina į except bloką. Jei klaidų nėra, šis blokas užbaigiamas be trikdžių, o except praleidžiamas. Except bloke aprašoma, kaip elgtis, kai try bloke aptinkama klaida. Galima nurodyti konkrečias klaidas, tokias kaip zero division error ar value error, arba naudoti bendrą except, kuris apdoros bet kokią klaidą. Finally bloke esantis kodas vykdomas visada, nepriklausomai nuo to, ar klaida buvo ar ne. Finally dažnai naudojamas užbaigiant svarbius veiksmus, pavyzdžiui, uždarant failus. Python bibliotekos tai iš anksto sukurtų funkcijų ir modulių rinkiniai, leidžiantys pagreitinti programų kūrimą. Kiekviena biblioteka sprendžia specifines užduotis, todėl pritaikoma įvairiose srityse, nuo duomenų analizės iki dirbtinio intelekto. Pavyzdžiui, biblioteka numpy padeda dirbti su skaičiavimais ir masyvais. Pandas – analizuoti ir tvarkyti duomenis. Matplotlib – kurti vizualizacijas. Naudojant šias bibliotekas, galima lengvai pridėti funkcionalumo programai, neperrašant visko nuo nulio. Šios bibliotekos yra lengvai įdiegiamos per Python paketo valdymo įrankį pip ir dažnai turi išsamią dokumentaciją, kuri padeda pradedantiesiems mokytis. Štai ir viskas, ką spėjome aptarti ir sužinoti per paskutinėsias 2 pamokas. Kaip visada, skatinu pasidomėti giliau, o pati kol kas sakau iki.